Na ką, pirmoji diena su motoroleriu ir pirmas taškas, kur sustojau, tai pagal garsą gali girdėti vienas iš daugelio krioklių. Kaip matot, oras labai geras, gal net per geras, reikia teptis SPF-o, kad nesudegčiau, bet stojant prie tokių vietelių tikrai galima atsigaivinti. Ne tik atsigaivinti, bet ir sušlap padoriai. Nu, fainai atrodo. Galvojau, kad po Šri Lankos kriokliai nebenustebins, bet tikrai atrodo neblogai. Jėgelė, gaivu. Nugi gražu. Bet ilgai neužsibūsim, nes reikia važiuoti kalno viršukalnę. To čia ir susirinkam šiandien. Užvažiuoti ant aukščiausio kalno Tailande. Nes jeigu yra aukščiausias kalnas, tai būtinai reikia užvažiuoti. Ir šiaip manau, padariau gal failą. Įsinuomau 125 kubikų motorolį. Nes irgi, kaip ir sakau, neplanuotai viskas vyksta. Tai atvariau į Chiang Mai ir daug kur nuomos punktuose galingesni išnuomoti ir likę ten 300 kubikų ir panašiai. Tai tie blemba labai daug kainuoja. Ir galvoju, nu, gal užteks 125. Nes Šri Lankai tai sočiai užteko. O čianais irgi mačiau, kad daug serpantinų, daug posūkių, gal ten iš viso per šitą visą kelionę 1800 posūkių. Tų esų tokių, kol kas iki čia važiuojant, tiesai labai silpni palyginus, bet aš manau, kad bus dar daugiau. Ir klausimas, ar reikės galingesnio motorolerio. Iš kitos pusės 125 gali spaust maksimumą, tai gal yra geriau turėti mažesnės kubatūros motorolerį, bet iš jo spaust maksimumą, negu bijot su galingesniu susibarstyti. Tai pasižiūrėsim, kaip čia gausis. Po kelių dienų jau žinosiu ir galėsiu rekomenduoti, ar užtenka tikrai tokią. Nors matau, kad dauguma irgi su 125 važinėja. Aišku, jeigu dviese keliausit arba su didesniu bagažu negu kuprinė, tai faktas, kad 125 neužteks, nes paprasčiausiai į kalną sunkiai važiuos. Tai va, atsigaivinti ir keliauti toliau. Tas šiaip tikrai labai gražu. Patinka, kai saulė šviečia ir kol kas tikrai labai šilta. Turbūt plus 30. Šiauriniai daly dabar yra geras oras, tai dėl to ir nusprendžiau, kad reikia varyti šiaurinę dalį ir pasimėgauti geru oru čianais. Ir kai baigsiu savo kelionę šiauriniai daly, bus pats tas turbūt varyti pietus prie jūros. Nes tenais turėtų būti pasibaigę lietaus mėnesiai. Tai va. Ponui sveikingi Monas 3000. Ir kilom į kalnus. Vėjas. Oras vėsta. Ir kažkokiam kaime sustojau. Reikia gal atskert.
Ir ten jau debesys, reiks triuką dėtis. O šiaip tai rimti vyrai su normaliais motociklais važinėja. O čia yra vaikų žaislas. Čia toks rimtesnis. Žodžiu, CB 500X. Visai to norėčiau iš tikrųjų. Jaučiu geras daiktas. O čia kalnų miesteliai tokie prasideda. Kažkur ten ant viršaus važiuosim. Aišku, galėjau ir tokį parpalą pasimti. Bet pasiėmiau tą gaidį. Šiaip prasideda dabar jau statesni posūkiai. Tai 125 tik vienam žmogui. Nesugalvokit dviese važiuoti. Tai kai lauži, tai užtenka šito. Tu šiam važiuoja, kai į kalną varai statų. Bet šiaip dėl smagumo siūlyčiau, jeigu dviese varot, imti kokį 200. Dar prie vieną krioklį atvarėm. Tik tai jisai yra viršui. Ir galvoju, ir verta pėdinti iki jo. Ir yra čia, kaip pas mus vadinasi, glampingas, žodžiu, kupolas, kur gali įsinuomot ir į slėnį žiūrėti. Tikrai graži vieta. Nežinau, ar aš noriu ten eiti, biški gal tingi. Nes neatrodo super įspūdingas. Na, bet pasižiūrėsiu. Gerai, lasdavojau, kad biški gaidys gal turbūt. Bet iš kitos pusės jisai yra lengvas ir biški pravažumą šiek tiek turi aukščio. Tai gali viskiai šunkeliais važiuoti ir nebijot, kad nuvirsi. Tai va čia yra geras dalykas. Nes jisai gan mažas. Gal stingini. Kai buvau Šilankoje, tai visur, kur tik matai kalnuose, kur sąlygas geras, ten augina arbatą. Čia augina gėlės. Nežinau, kaip jos vadinasi. Bet o gal čia sodai kažkokie? Nežinau. Bet vat ir ten matosi kažkas tai yra. Kažkokie šiltnamiukai maži. Dar vienas sustojimas keliaujant link kalno viršūnės. Kažkokios šventyklos. Bet, kaip ir sakiau, einam iš šventyklos, jeigu vaizdas geras. Tai pagal viską turėtų būti gerai, nes ant kalno viršaus. Ir kaip matom, turistų tikrai netrūksta. Kargliukas visur. Kaip vis laik šventyklos gera vieta Tinderio nuotraukom, kaip matom. Na gerai, daug laiko negaištam, lipam į viršų pasižiūrėti. Bum, šakalaka. Šventykla tai šventykla. Saulė plieskia labai. Tadam! Gran Canaria, bet gražu.
Kaip suprantu, kalno viršūnė jau kažkur tikrai nebetoli. Vauza. Dar tik pirmą dieną čia. Sveiki atvykę į aukščiausią Tailando tašką. Ir yra observatorija, man atrodo. Ir čia yra šalta. Nieko čia nesimato. Einam, prisiparkuosim kažkur ir pasižiūrėsim, ką galim pamatyti. Brr. Mini haikas iki viršūnės. Tenka neštis kuprinę, nes čionais vietiniai sargai, pavadinkim, postuose netokie paslaugus. Nelabai jie nori pasaugoti daiktus. Tai reikia temptis. – 2565 metrai. Gali būt, kad čia toks visą laiką ir bus. Aš aišku nesidroviu paklausyti kitų gidų, kurie yra susimokė. Tai sako, kad 6 ryte būna 9 laipsniai šilumos ant kalno. O atvažiavom iš +30. Aišku, dabar nėra 9 laipsniai, turbūt virš 10, bet važiuoti su motopirda tikrai šalta. Tai kaip suprantu, čia tas miškas ir buvo aukščiausia vieta. Tikėjausi kažkokios panoramos. Nėra feelingo. Reikia ieškoti feelingo. Aš galvau, čia užlipsim ant viršaus, bus panorama. Tai vadinasi, ten ta šventykla buvo geriausia panorama, kur buvom. O čia nais tikriausiai daugiau nieko labai gudraus nepamatysim. Šulniekį visokį galim prisipirkti. Ką čia turim? 3:30. 6 temsta. Tai dar kažkur nuvarysim, kažką pamatyti. Tai truputį nusivylimas, nes tikėjausi kažko wow, mega. Vis tiek aukščiausia Tailando vieta, bet kaip suprantu, aukščiausia Tailando vieta su gera panorama palikta observatorijai. O turistai gauna tik tai tam miškelį pasivaikščioti. Bet galima pabandyti paklaust, gal praleis, bet turbūt nepraleis. Nu, bet į galvą neduotų, jeigu paklausi. Nope. Turistų observatorija tikrai šiaip savo neleidžia. Tai tiek iš tos viršūnės kalno. Bet yra laikas faktų vienam. Ar žinojot, kad Tailandas yra numeris 1 pagal motociklininkų žūtis. Tai vadinasi, kad daugiausia miršta. Bet kiek aš važiavau pusdienį, tai lyginant su Šrilanka, tai čia visiškas kisėlis. Ta prasme, nėra nei autobusų iš priekio atvažiuojančių tavo juostai, ar ten lenkiančių ir pypsinančių, ir kur tiesiog turi pasitraukti, nes kitaip nušers. Tai čia viskas gan labai palyginus tvarkingai. Ir visur irgi tas pats, jeigu skaitai, ką rašo visokie ten TripAdvisor ir panašiai, tai visi skystakiaušiai savo, kad oi, pavojinga čia, bla bla bla. Aišku, neprisišnekėt. Reikia vis laik su galva važiuoti. Bet bent jau iš to, ką dabar pamačiau, tai tikrai neatrodo, kad eismas būtų chaotiškas. Ir kaip ir sakau, lyginant su Šrilanka, kol kas viskas labai civilizuotai, su posūkiais, su viskuo. Ko skiriasi, tai kad nepypsina čia. Pypsina tik tada, kai reikia išvengti pavojaus. Šrilankai lenki, pypsina, pasisveikina, pypsina. Ir kitas dalykas, tai čia turbūt visi labai, neturbūt, taip ir yra, kad visi pripratę prie turistų. Tai čia nelabai kam esi įdomus.
Jeigu bandai sveikintis, tai tiesiog kreivai pasižiūri ir neklausinėja nei iš kur tu, nei ką, tiesiog gauni tokią veido išraišką, kur ko čia nori, atsiknysk, eik pasivaikščiok turistą. Tai va, dabar važiuosim kažkur kitur, nežinau tik kur dar. Viršukalnė nelabai sužavėjo, bet šiek tiek prasisklaidė debesys, tai vis dėlto yra gražių vaizdų. Aš kaip ir visą laiką, telefonas neperteikia to, ką akis mato. Tai čia su tuo reikia tiesiog susitaikyti. Kuku, važiuoju į miestelį ir truputėlį išsukau iš kelio, kad pasižiūrėt gražių vaizdų. Žodžiu, kažkoks kaimukas tarp kalnų. Pabandysiu parodyti, kaip čia dalykai atrodo. Vak. Ant ančių nesiraukit niekad. Ildugo. Niekas gerai. O, trovas tokias. Čia matau ir kitų turistų yra atvažiavę. Žiūrėkit, kokie kriuksiai. Juodi kažkodėl. Įdegę. Ant pavadėlio. Lol. Verda gyvenimas. Ir vienas dalykas iškart, kas keičiasi šiek tiek nuklydus iš turistinių takų, tai į kaimelį irgi tai važiavau ir žmonės visiškai kitaip reaguoja, šypsosi, sveikinasi, kaip ir visur. Kaimo žmonės yra biškai kitokie. Geros dūšios. Aš irgi iš kaimo, žinokit, jeigu ką. Pabandom, gal nenusidaušiu. Nepykit už garsus. Man neišeina kitaip. Wow. Stop. Pavyko. Kaip iš anime filmuko kokią nors. Taip, biški gykas aš. Nu ir dienos torto vakarą vyšnė. Tai buvom kalnų, dabar atvariau į miestelį, kur turėčiau nakvot. Šalikeliai va sustojau, pavalgiau ir galvoju pasižiūrėsiu savo viešbutį, nes buvau pasižymėjęs.
Galvoju, nuvarysiu tiesiogiai, pigiau gausiu nei per bookingą ir panašiai. Įsijungiu šitą bookingą, pasižiūrėti, kurioje šitas vietoje viešbutis. Nusistatau mapsus 80 km į priešingą pusę. Čia dabar galvoju. What? Tai pasirodo, buvo, nežinau, ar miestelį, čia esu kita miestelį, bet susivedžiau į mapsus ir išmetė tą kažkokį ham, nežinau. Ir, žodžiu, esmė tokia, kad eksplorinau besileisdamas nuo kalnų, išsijungiau internetą, kad telefonas mažiau išsikrovinėtų ir nepasitikrinau navigacijos, nes tas miestelis turėjo būti, nežinau, kokių ten 30 km maksimum. Ir kad aš spaudžiu su tuo motoroleriu žemyno kalno, jau vakaras sutemo, galvoju, reikia greičiau. Nusileidau nuo kalnų ir aš atsidūriau ant greitkelio ir blemba, ir važiuoju aš to greitkeliu jau 77 km per valandą, jau įpratau, jau normalus greitis. Ir kad varau, žiūriu, kažkaip blemba, tas laikas netrumpėja iki tikslo. Ir ne tai, kad sustočiau, pasižiūrėčiau, kas ten, ne, toliau savo spaudžiau, varau, galvoju, greičiau nuvažiuosiu, nebedaug liko ir varau aš to greitkelį, gal 30-40 km, neįdomi greitkelį, tiesiog birbini ir... Nu ir ką, pasirodo, nubirbinau 80 km visiškai į priešingą pusę, niekad turėjau nuvažiuoti. Tai nebūčiau aš, ta prasme, feilas 3000. Va, tau ir tiesiog nesusižymėjau taškų, kur žemėlapį. Iš ryto galvoju, pasiėmiau motorollerį, spaudžiam, koks skirtumas atrasiu. Nu, žodžiu. Bullshitas visiškas. Nu tai esmė, kad žodžiu, ne ten nuvažiavau. Gal 1,5 valandos aš su tuo motoroleriu birbinau. Jau net ranką įskauda laikyti ant gazo, nes tiesiog tiesioji, beveik tiesioji visą laiką, ten biškį vingių ir tuo greitkeliu ir varai. Tai... Bet, nebėda, pasižiūrėjau dabar žemėlapį atsisėdęs. Rytojaus maršrutas prasitęs gan tvarkingai, 20 km pavažiuosiu vėl greitkeliu ir iššoksiu į kelią, kurį turiu važiuoti. Tai dabar, žodžiu, reikės čia šitam miestelį kažkiam susirasti nakvynę, nes dabar jau 8 valandos vakaro tamsu, pavargęs ir tikrai jau niekur nebevarysiu. Tai va toks dienos uždarimas su visiškai nemažu feilu, bet šiaip diena tikrai buvo labai smagi ir tiesiog prasileidau, turbūt labai gražų maršrutą praleidau kalnais važiuojant, bet dar tik tai pirma diena, tai dar turiu kojas 4. Tai žodžiu, kitą kartą pasižiūrėsiu normaliai maršrutą, kad nebesusifeilinčiau. Nes yra feilas, bet ką padarysi.